Marijampolėje surengta jau 14-oji Šešupės baseino moksleivių gamtininkų konferencija. Joje moksleiviai pristatė tyrimus aplinkosauginėmis ir ekologinėmis temomis. Anot ekspertų, tyrinėjimai vaikams padeda įgyti naujų žinių ir tobulėti. 14-oje Šešupės gamtininkų konferencijoje moksleiviai iš įvairių apskrities mokyklų pristatė darbus botanikos, ekologijos, aplinkotyros, agronomijos ir kitose srityse. Mes pristatėme augalų simpatiją ir antipatiją tarp augalų. Tai buvo įdomu patyrinėti, kaip augalus veikia išskirtos medžiagos vieni kitiems į aplinką ar dirvožemį, kaip paveiks kitus augalus. Šis tyrimas yra gana naudingas, ypač ūkininkams, nes jei rastume augalus, kurie padeda kitiems šalia augantiem augalam augti daug geriau, tai tada ūkininkai galėtų auginti dviejas kultūras ir jos būtų daug derlingesnės. Mano tema yra ekovatos gamyba iš drabužių. Aš ruošiuosi gaminti vatą iš drabužių ir apšildyti namus. Kodėl čia būtent taip sugalvoji tokia inovatyvia tema? Na, paprasčiausiai neturėjau kur dėti šauktų drabužių ir man paprasčiausiai kilo idėja, ar būtų įmanoma jais apšildyti namus. Tai paėmiau kampinį šlifuoklį, nušlifavau drabužius ir ištestavau jo savybės. Galima šildyti. Taip. Vaikai praplečia savo akiratį, domisi mokslinę literatūrą, nes jie pildo savo žinias, toliau įgauna įgūdžių, kaip reikia atlikti mokslinius tyriamuosius darbus, nes tai yra specifinė sistema, kaip tai reikia padaryti. Ir aišku, kantrybė, ištvermė, nes darbų ir skaičiavimų yra labai daug. Konferencijos rengėjų ir ekspertų teigimu, moksleivių darbai padarė gerą įspūdį. Ką tik Aleksandro Stulginskio universiteto docentė vieną Vilkaviškio Aušros gimnazijos pranešimą įvardijo kaip kone bakalaurinį darbą. Tai iš tikrųjų rezultatai geri yra. Aš manau, kad tie mokytojai, kurie daug metų dirba šį savanorišką neatlygintiną darbą su mokiniais, jie turi puikią progą čia gauti daug patarimų, daug žinių ir augti. Džiaugiuosi, kad vaikams tokie darbai įdomus ir kad jie jau tokiam, čia mes matome tokias didesnės mergaitės, bet dabar tik ką pranešimą padarė, tai kokie devintokiukai, tai gal net ir jaunesni, tai labai džiugu, kad vaikai bando tą daryti ir jeigu jiems tai patiks, tai galbūt jie taps ir, kaip sakant, taip gali nulemti ir jų karjerą ateityje. Matosi, kad jiems trūksta tų pristatymų tokių įgūdžių, bet man atrodo, būtent ta konferencija yra tam, kad atsirastų tie įgūdžiai, kad jiems padėti juos suformuoti. Tai manau, kad čia nuostabiai, taip sakant, geras renginys, kad pritraukti vaikus, kad juos prie tokio, kaip sakant, pripratinti prie tokios veiklos, kad jiems tai taptų netgi įdomu. Ekspertai vertingiausių pripažino Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinės mokyklos parengtą pranešimą apie geriamojo vandens kokybės pokyčius miestelio šachtiniuose šuliniuose. Už puikius pranešimus apdovanoti Kudirkos naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos ir Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos tyrėjai. Už labai gerus pranešimus paskatintos Vilkaviškio Aušros gimnazijos ir Marijampolės savivaldybės Mokolų pagrindinės mokyklos komandos.